Sveikas bičiuli, vėl Ernestas, vėl Vilniaus muselinės parduotuvė ir vėl mūsų kalėdinis klausimų ir atsakymų žaidimas. Prieš įsibėgėjant, priminsiu tau apie muselinės parduotuvėje vykstančias akcijas. Visą gruodžio mėnesį su ypatingom nuolaidom gali įsigyti muselinės žūklės įrangos ir aprangos, o be to kiekvienas čekis, kuris yra virš 50 eurų, dalyvauja žaidime ir gale mėnesio, tai yra jau po naujų metų iš tikrųjų, ištrauksime burtus ir kažkuris iš jūsų laimės Vision Tool Relief britkelnes, su kuriom būsi mobilesnis negu bet kas kitas prie upės. Jeigu nežinai apie akciją, apie britkelnes ir apie šį žaidimą, tai pasižiūrėk patį pirmą video. Įdėsiu nuorodą aprašyme ir grįžk čianais, bandysim toliau atsakinėti į jūsų klausimus ir gerai leisti laiką. Žinoma, noriu padėkoti savo Contribui rėmėjams ir prenumeratoriams. Jums tai viso labo 1-2 puodeliai kavos, o man tai labai svarbu, motyvuoja, padeda ir stengsiuosi kitais metais padirbėti dar daugiau dėl jūsų. Be to, Contribui rėmėjai muselinės parduotuvėje gauna didesnės nuolaidas, geresnės akcijas ir gruodžio mėnesį jie turi dar papildomą nuolaidą prie tos, kuri jau galioja. Taip kad jeigu dvejoji ar prisijungti ar ne, prisijung. Bus smagu ir tau, ir man. Ačiū labai. Žinoma, paspausk liuksiuką apačioje po šio YouTube video ir būtų žiauriai smagu, jeigu užsiprenumeruotų mūsų kanalą, nes matau, kad yra tikrai nemažai žiūrėtojų, žiūrovų, kurie yra neužsiprenumeravę. Pats žinai, kad mūsų video bus pasiekiamas daug didesniai auditorijai, jeigu bus gera statistika, o čia gali padėti tu. Na ir keliaujam prie šios dienos klausimo. Klausimas, kurį mes turime, skamba sekančiai. Taip, kur čia mes turim klausimą? Kiausinių kova, taip užsivadinęs YouTube dalyvis. Sveiki, su artėjančiom, tave taip pat. Esu visiškai naujokas, tai klausimas toks bukas, bet man ganėtinai sukeliantis daug vargo. Ką daryti užkibus žuviai? Pakirtimas ir traukimas žinoma, bet traukti šniūrą su ranka derėtų ar su rite? Įvairiose video mačiau ir taip darant, bet man nesusidėlioja rankos. Pradedu mėtytis ir galiausiai žuvis atkimba. Gal kokį patarimą, kaip ir kur laikyti rankas ir ką daryti, kad iš to džiaugsmo žuvis nepabėgtų. PS naudoju FISU 2 rinkinuką. Nežinau tavo vardo, bet ačiū už klausimą ir mano akisai patraukė dėl to, kad rašai esu visiškas naujokas, o mūsų užduotis, paskirtis ir misija yra suteikti kiek įmanoma daugiau pasitikėjimo, informacijos ir patirties būtent naujokams. Taigi džiugu, kad klausi ir mano rankose taip pat FISU 2 meškerė, pabandysime ištraukti tą žuvį kartu. Išduosiu tau paslaptį. Žinok, ne visas žuvis būtina, ne visas reikia ir ne visas įmanoma ištraukti. Vienos nutrūksta, kitos atsikabina dėl to, kad pataikė kažkur į lūpos kamputį, tada sukliudė šakos arba akmenys, už kurių jinai užlindo ir atsitinka visokių situacijų. Na, bet yra dalykai, kuriuos tu gali kontroliuoti ir yra dalykai, kurių tu negali kontroliuoti. Tie, kurių negali kontroliuoti, nelabai ką ir pakeisi, bet tie, kuriuos tu gali kontroliuoti, tai yra kaip tu laikai meškerę ir kaip su ją elgiesi, kaip tą žuvį trauki, vat apie jos galime šiek tiek ir šnektelti. Visų pirma, žvejojant muselinę, mes kontroliuojam šniūrą, nemažai kontroliuojam šniūrą rankomis ir turim laisvo šniūro, kartais labai daug, darome metimus ir tas šniūras čia kaba. Kitą kartą būna 2, 3, kitą kartą net ir 5 metrai. Arba stripinis, surinkinėjai, masalas link tavęs artėja, tu turi daug šniūro. Ir kai užkimba žuvis, tas laisvas šniūras gali tapti našta ir nepatogumu. Jam atsilaisvinus, žuvis labai lengvai atsikabina, ypatingai jeigu kabliukas be užkarpėlės, ką aš labai rekomenduoju. Na ir kad taip neatsitiktų, tai visą laiką kontroliuodamas
valą, šniūrą, žvejybos metu su viena ranka laikai kotą, su kita šniūrą, o perėmimo patraukimo metu prispaudi su pirštu, su vienu ar su keliais pirštais, visą laiką prie koto. Tai reiškia, tu jau naudoji tokį atbulinį stabdį, ne, kad šniūras neslystų, prispaudi, šiek tiek atleidi ir trauki, šiek tiek atleidi ir trauki. Pakirtus žuvį tu turi stabdį prispaustą, traukiant tu jį turi atleistą. Taip pat, jeigu ta žuvis pradeda labai nervuotis ir su didelė jėga eiti, tu šiek tiek tą pirštą leidi, kad šniūras lystų ir kad žuvis eitų. Tai yra nuostabu, nes šis stabdis, tai yra tavo piršto prispaudimas, yra išmanus ir intelektualus. Jisai ne visada vienodas, jisai yra reikiamas reikiamų momentų. Kai reikia stipriai laikyti, laikai stipriai, kai reikia biški prilaikyti, prilaikai biški, kai reikia atleisti visiškai, atleidi ir slysta pro pirštus. Na ir naudodami tokį stabdį, dažniausiai mes žuvį prisitraukiame iki pat savęs, kol galima ją sutvarkyti ir paimti su graibštu. Tai yra vienas iš žuvies traukimo būdų ir taip dažniausiai traukiame mažas ir tokias vidutinės žuvis, kur na ir šios kovos nėra ir tu nori grįžti greičiau atgal į žaidimą, o žuvis nėra tokia, kad keltų rūpesčių, kad būtų labai didelė kažkokia tikimybė, kad jinai nutrūks, ar reikėtų bėgioti su ją paskui pakrantėmis, tai tiesiog prisitrauki, susitvarkai, atkabini, paleidi, važiuojam toliau. Kitas būdas, kai traukiame surite, jisai yra tada, kai jau, kai sakoma, šikna dega, kai jau matai, kad aparatas kitam gale yra geras ir tu nori, kad tau būtų kuo mažiau trukdžių, kuo mažiau papildomo valo, kuris gali susipainioti ir kuo mažesnė tikimybė, kad kažkas atsitiks negero, nes žuvis didelė, jinai vaizdų duoda gerai, ir gali tekti ir bėgioti, ir paplušėti. Tai tokiu atveju, pasikabinus žuvį, leidi jai eiti, jeigu jinai pikta, draskosi, tai tu jai leidi eiti, jinai kažkiek tai išėjo ir jeigu tu jos nelaikiai per jėgą, jinai išėjus sustojo. Ypatingai srovėje, aš dažniausiai žvejoju upėse, tai žuvis, kuri užpyksta, pradeda blaškytis, jinai kažkur bėga, bet jeigu tu jos labai per jėgą nelaikai, o leidi ją eiti, jinai tada sustoja ir atsisuka į srovę. O kai jinai sustoja ir atsisuka į srovę, tai tada jinai jau nebe kovoja, o plaukioja. Kai žuvis kovoja, tu jai leidi, kai jinai plaukioja, atsisuka į srovę ir tiesiog plūduriuoja, tada trauki tu. Ir tokiu atveju mes darome taip. Vis dar laikai prispaudęs su pirštų šniūrą, kad maža kas, jeigu kažkas atsitiks, kad tu galėtum reaguoti, kad ta žuvis nepabėgtų. Tada susisuki visą laisvą šniūrą, kuris yra prie tavęs dėl tavo manevravimo pravedimo metu. Ir čianais mes jau turime traukimą surite, ar ne? Traukimas surite toliau atrodo visiškai taip pat, gali prilaikyti su pirštais šiek tiek, tai yra tavo papildomas stabdis, arba traukdamas gali šiek tiek prisiveržti stabdį ant ritės. Aš stabdį priveržinėju tik išimtinais atvejais. Dažniausia mano stabdis yra priveržtas tik tai tiek, kad šniūras iš ritės eitų lengvai, bet neitų per laisvai, kad nepasidarytų kušys ir neatsilaisvintų ritė. Va toks stabdis yra geras. Toks stabdis yra geras, nes jeigu žuvis eis, aš galiu ją leisti, žinau, kad nesusipainios, bet jeigu reikės ją biškį pristabdyti, aš pristabdysiu arba šniūrą su pirštais, arba pačią rytę prilaikau, jau matau, kad jau blogai atleidžiu, prilaikau, atleidžiu, biškį prilaikau, stipriai prilaikau. Taigi vėl čia yra išmanus stabdis, kuris naudoja jėgą ir spaudimą reikiamų metų pagal tavo patirtį ir pagal tavo planą, požiūrį ir kiek tu nori tiesiog daugiau stabdyti ar mažiau.
Ir man tai atrodo yra didžiulis privalumas, nes kaip minėjau vėl, jeigu žuvis didelė ir jinai pradeda labai pykti, draskytis, šokinėti, bėgti, tai tada visiškai atleidi, jinai eina, nejaučia jokio pasipriešinimo ir tada sustoja. Kai sustoja, tada trauki tu, tada jau pradedi atsikovoti tuos praloštus metrus. Dar vienas svarbus momentas, kad jeigu jau kalba daėjo iki to, kai tu trauki tokia jau padorė, rimta žuvį, kuriai reikia dirbti ir surite, ir paskui pakrantėm palakstyti, užsimti gerą poziciją, tai tokie bonusiniai patarimai. Visų pirma, tai stenkis užsimti gerą vietą, jeigu eina kažkur ant seklumos, kad tu turėtum kur tą žuvį užsitraukti, kur jinai nebus tokia agresyvi ir jai taip nepadės srovė. Nes jeigu trauksi įsibridęs vidury upės, kur sraunu, tai srovė visą laiką jai padės ir jinai kovos daug atkakliau, dėdama daug mažiau pastangų. O jeigu tu išeisi iš srovės kažkur ant sekliuko ir tu ją įsitemsi į tą zoną, į savo zoną, vaikeli, tu turi daug daugiau šansų. Ar ne? Tada kitas momentas. Tie du kovos su žuvim žingsniai, tie dvi tos stadijos, kaip minėjau, yra, kai žuvis pyksta ir kovoja, kai jinai agresyviai laksto spurda, tai tu leidi jai lakstyti, kai jinai nurimsta ir plaukioja tiesiog, tada tu trauki. Tai va, kai tu trauki, stenkis didelės žuvies netraukti iš ritės, tai yra sukdamas. Nes kai tu suki, per kotą, per šniūrą eina virpesiai, vibracija, ta jėga visą laiką netolygi, žuvis jaučia tą vibraciją ir jai labai nepatinka, tu jos taip neprisitrauksi dažniausia, o jinai pradės pykti ir pradės vėl važinėti. Vietoj to, pasiėmęs už meškerės, už blanko, gali šiek tiek aukščiau, tada meškerė minkštesnė būna, nes dirbi daugiau su plona dalim. Tiesiog eini atatupstas atgal arba su ranka trauki. Trauki ir tas tolygus traukimas, tai tu labai gerai jauti svorį, o žuvis nejaučia pasipriešinimo, tu tiesiog ją pakreipi kampu ir srovė pradeda ją nešti link tavęs. Ir taip trauki ir jauti, kai jinai pareina, ne? Tada susivyniojai tos atkovotus metrus ar centimetrus, vėl trauki. Didelė žuvį netgi būna, jeigu iš toliau pasikabinės ir turi vietos už nugaros, tai pasiemi už meškerę ir lėtai eini atbulas, kitą kartą net kelis metrus į krantą, ją prisivedi arčiau kažkur ant seklumėlės, o tada prieidamas susivinioji, nes žuvis jau yra arti, o tu prieidamas susivinioji visus atkovotus metrus. Taigi čia nais jau toksai gana gilus požiūris su giliom detalėm, bet aš labai tikiuosi, kad į tavo klausimą atsakiau, o galiausiai, kaip minėjau, visų žuvų neištrauksi, negalima, nelemta ir neverta, bet reikia išmokti pasisemti patirties iš jų, būtinai pasimėgauti tom akimirkom, nes pats, žinai, dažniausiai nueina tai pačios didžiausios, tos rekordinės, kurių nei tu, nei niekas kitas nebuvo pagavęs, taip kad kitą kartą neištraukta žuvis, gal net ir smagiau negu ta ištraukta. Taigi linksmoji dalis po gero klausimo. Stebuklingas puodukas, žalia kepurė. Žalia vilnonė Vision kepurė tau, tikiuosi žiemą žvejoji, o jeigu ne, tai labai rimtai pagalvok apie tai. Jeigu esi pradedantis ir bijai susidurti su lašišom ir arba bijai nepagauti, tai nuvažiuok į Marijampolę pas Chebrą, tai ten ir gruodžio mėnesį, ir sausio mėnesį, kol neužšalę, galėsi pažvejoti vaivorykštinių upėtakių. Dar kartą ačiū tau už klausimą ir visiems kitiems už dėmesį ir už skirtą laiką. Būtinai komentuokite po šiuo arba po to pirmojų video, užduokite savo klausimus ir jie visi papuls į sąrašą, iš kurių rinksimės. Pasistengsiu pereiti kiek įmanoma daugiau, bet aišku, pirma tokie svarbesni ir man atrodo aktualesni. Spustelkit patinka ir prenumeruoti, jeigu dar to nepadarėte. Praleiskim šį gruodžio mėnesį linksmai ir kartu. Susitiksime visai netrukus sekančiame video.
Gerų artėjančių švenčių jums visiems.